Sveiki! Šiandieną parodysiu, kaip sukurti dinaminę reklaminę juostą. Kuriant dinaminę reklaminę juostą, mes naudojame kadrus. Ir jeigu norime, kad vaizdas atrodytų kaip filmuotas, tai yra mūsų akis nepastebėtų kadrų kaitos, tai per sekundę mes turime parodyti 24 kadrus. Jeigu kadrų skaičius bus mažesnis, tai mūsų akis gali matyti tą tokį trūkčiojamą perėjimą. Bet dinaminėse juostose kartais būna tas ir trūkčiojimas. Tai čia pagal situaciją, ką mes norime padaryti. Taigi, kuriant dinaminę juostą, mums bus reikalinga paletė timeline, laiko juosta. Pasiimkime naują lapą. Galime dydį nusistatyti coliais, pikseliais, centimetrais. Pasirinkime centimetrais ir padarykime plotis 20, aukštis 5 cm. Skiriamosios gebos užtenka 72 taškų colyje. Jeigu vaizdas yra demonstruojamas televizoriaus kompiuterio ekrane ir taip pat spalvų modelis RGB, kadangi tai bus demonstruojama ekrane. Ir spaudžiame gerai. Štai turime pagrindą. Padarykime besikeičiantį tekstą ir taip pat padarykime, kad apskritimas nuvažiuotų nuo vieno krašto iki kito krašto. Mes darysime dabar tik patį principą, bet kad reklaminė juosta būtų gera, efektyvi, tai čia jau yra jūsų išmanumo ir fantazijos reikalas. Taigi pasimkime įrankį, skirtą rašyti tekstui. Galim pasirinkti šriftą. Pavyzdžiui, pasimkime šriftą Konstantie, nusistatyti dydį, pavyzdžiui, 5 mm, spustelim ir rašom. Pavyzdžiui, pati didžiausia pergalė, brūkšnelis. Tekstą galime padidinti. Nupieškime apskritimą. Ir sluoksnius padauginkime. Pirmus 2 sluoksnius galime užmerkti. Tekstą palikime tą patį, bet apskritimą šiek tiek patraukime į priekį. Galime patys su pele šiek tiek panešti, bet jeigu norime labai tiksliai į priekį stumtelti, tai galim pasirinkti meniu Edit, Free Transform. Objektas yra pažymimas ir tada klaviatūroje su rodyklė jį šiek tiek stumtelti į priekį ir užfiksuojam pokytį. Vėl pažymime 2 sluoksnius, vėl juos nukopijuojame. Prieš tai 2 buvusius sluoksnius užmerkėme ir dabar vėl apskritimą šiek tiek pastumėme į priekį. Vėl Edit, Free Transform ir vėl į priekį.
Postūmis turėtų būti labai nežymus, kad matytumėm tolygų judėjimą. Taigi užfiksuokime, vėl tos sluoksnius pažymime, vėl nukopijuojame, vėl prieš tai buvusius užmerkiame ir vėl apskritimą stumiame į priekį. Taip, užfiksuojame, dar kartą pažymime, dar kartą nukopijuojame, prieš tai buvusius užmerkiame, vėl apskritimą su komanda edit, free transform pastumėme į priekį. Dar kartą pažymiu sluoksnius. Tiesa, prieš tai užfiksuoti reikia, vėl sluoksnius pažymime, nukopijuojame, užmerkiame, pakeiskime tekstą. Pati didžiausia pergalė – nugalėti save. Štai turime tekstą. Parašykime dar autorių. Spustelime. Platonas. Ir taip pat apskritimą dar pastumkime į priekį. Edit, free transform ir dar stumiame į priekį. Užfiksuojame. Dabar pažymime visus 3 sluoksnius. Vėl jos nukopijuojame. Prieš tai buvusius užmerkiame. Ir dabar apskritimą pastumėme į priekį. Taigi tokiu būdu mes galėtumėm jį vis stumti ir nustumti lygi pat galo. Dabar sluoksnius reikėtų sugrupuoti. Gal reikėtų padaryti matomus ir sujungiame. Toliau kiti 2 sluoksniai. Vėl padarykime matomus, pažymime ir sujungiame. Merge layers. Toliau kitus 2 vėl pažymime. Galiojam iš kartą, nukopijuojam ir prieš tai buvusius sluoksnius sujungti. Gal tai būtų buvę paprasčiau. Tai vėl pažymime, vėl sluoksnius sujungiame, vėl pažymime, sluoksnius sujungiame. Dabar jau bus 3 sluoksniai, nes atsirado dar kitas tekstas Platonas. Pirmas sluoksnis mums tuščias nereikalingas. Taigi dabar iš tų sluoksnių sukurkime video filmą. Visi jie yra padaryti matomi. Timeline paletėje pasirinkime Make frames from layers. Padaryti kadrus iš sluoksnių. Štai visi mūsų kadrai sukeliami į laiko juostą. Ir dabar
Paspaudus peržiūrai, štai mes matome tokį vaizdą. Kiekvienam kadrui uždėta 0 sekundžių. Tai yra labai greitai keičiasi. Mes kiekvienam kadrui galėtumėm uždėti skirtingą laiką, štai pasirinkdami taip laiką. Arba galime pažymėti pirmą, pažymėti paskutinį kadrą ir nustatyti, kad kadrai bus rodomi 5 sekundės. Ir dabar, jeigu peržiūrėsim, štai gauname tokį vaizdą. Jeigu norim padaryti, kad objektų judėjimas vyktų į priekį, paskui vėl atgal, tai visus tuos sluoksnius mes turim dar kartą nukopijuoti. Štai visus aš juos pažymiu. Sluoksnių paletėje pirmą pažymiu, Shift spaudžiu paskutinį ir dar kartelį nukopijuoju. Šitos sluoksnius ištrinsiu. Ir dar kartą padarysiu Make frame from layers. Štai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir čia pradeda nuo pradžios. Tai šitos sluoksnius pažymėkime ir juos galime sukeisti panaudodami komandą reverse frame. Štai, pradės nuo paskutinio ir eis link pirmojo. Vėl padarykime, kad visi kadrai būtų rodomi 5 sekundės ir paleiskime peržiūrai. Štai, gauname tokį vaizdą. Judančią reklaminę juostą reikėtų išsaugoti kaip GIF failą, kadangi būtent formatas GIF leidžia turėti judesį. Kadangi čia yra GIF formatas, tai paprastai visi objektai turėtų būti vektorinės grafikos, nes būtent GIF formatas leidžia paprasčiau saugoti tokius vaizdus. Jeigu tai bus nuotrauka, tai būtent tas spalvų gausa, perėjimai GIF formatui nėra palankus. Ir taip pat tai daroma dažniausiai naudojant vektorinę grafiką, todėl kad keičiant reklaminės juostos dydį, jei grafika yra vektorinė, nenukenčia kokybė. Taigi išsaugokime šitą mūsų reklaminę juostą. Einame File, Save for Web. Štai renkamės, kad GIF formatas. GIF formatas, matome, kiek jis užims vietos. Ir taip pat pasirenkame, kiek spalvų naudosime. Ir spaudžiame išsaugoti. Pavyzdžiui, išsaugokime darbalaukyje vardu bandymas, tik paveikslėlį ir spaudžiame išsaugoti. Ir dabar, jeigu norime pasižiūrėti, kaip atrodo mūsų reklaminė juosta, ją atsidarome.
yra darbalaukyje vardu bandymas. Štai mūsų reklaminė juosta atrodo taip. Tai čia yra principas, kaip kurti dinaminę reklaminę juostą.